Gerą dieną visiems. Šiandien turiu nestandartinę tokią situaciją. Nestandartinę kelionę. Šiandien keliauju aš be savo antrosios pusės. Ekspromtų gavosi visą šitą. Turbūt yra daugam buvę, kad tam tikro vakarėlio metu, ta prasme, turbūt yra daugam buvę, kad tam tikro vakarėlio metu prie geros kompanijos kuo linksmiau sėdit, ne taip, kad kuo linksmiau sėdit, o pradedat planuot kokias nors bendras atostogas ar dar ką nors. Ir kuo ilgiau ir linksmiau sėdit, tuo toliau važiuojat. Tai ši kelionė, ir dažniausiai tos kelionės iš tikrųjų, neįvyksta dar kažką, whatever. O ši gavosi, nes mes netempę gumos susipirkom viską, ką reikia susipirkti šitai kelioniai. Ši kelionė bus tokia biški vyriška kelionė. Aš važiuoju dabar šitų bendrininkų, sąjungininkų susirinkti iš oro uosto, važiuoju į Stansetą. Tai man iki jau dabar nelabai daug liko važiuoti, pusvalandukas, bet bendroj masėj nuo namų man 1,5 valandos. Tada iš Stanseto mes šaunam į viršų Anglijos. Tai 4 valandos kelio iki Liverpoolio. Ir tada bus matyt. Tuoj mes pristatysim savo kolektyvą. Aišku, jeigu jie norės būt ar pristatyti. Čia smagiausia dalis. Bus kaip bus. Tai kad įsitaisom patogiai ir žiūrim, kas gavosi iš tos visos kelionės ekspromtinės. Nuotykiai beveik prasidėjo, nes ką tik iššokau į tokią didžiulę duobę. Su ratu turiu omeny. Tai kad nežinau, tikiuosi, kad nepramušiau padangos, nes pas mane šitam kibiriukui nėra atsarginio rato, net komplektas nepriklauso komplektą, nežinau. Tai kad tikėkimės, kad viskas bus gerai. Davažiuosim ten, kur reikia davažiuoti. Be didesnių, kaip su nuotykiais įdomu, bet tikiuosi be didesnių nuotykių. Tai kad let's go! Tai kaip ir sakiau, sensoriukai parodė, ratas orą leidžia, tai, nuotykiai prasideda. Oi, blemba, okei. Linksmiau turbūt būti jau ir nebegali, ne? Kol kas, Savininkai stovėsi, žiūri. Paskutai, įsižiūrė. Sveiki gyvi, kapučiai. Šitas vėl leidžia, reik prisipūst. Balansuoja ratlankį. Kažkas ratlankį balansuoja. Kažkas kavos darosi, kažkam šalta. Čia nuotykiai nesibaigiantis. Ir ko čia visi buvo sustoję, na? Čia no reason, anoj pusėj, čia trafikas dėl to. Karočią, kai kirtom ant stabdžių, tai kai davė karočią Teslai užpakalį. Ne mūsų Teslai. Ne mūsų. Tai su normalia mašina vadinė. Mes čia su kažkokia neaiškia aparato. Čia šitas turbūt uždubino ir nematė žinau, bet šiandien jo. Reikia nepaleisti, sakau, kameros, čia tik išjungia ir kažkas įvyksta, tai padangos sprogsta, mašinos dužta. Tuoj užsidėksime vieną. Čia viena jau rūksta. O dar ant ribos, tai pliurpiam, taip žiūriu stabdo. O dar neatvažiavom į Liverpoolį. Tai kas Liverpoolį bus? O jis iš vis... Tikiuosi daugiau ratų keist nereikės. O jis iš vis ten bus vietoj, nebus sudegęs su mūsų... Fanai tikiuosi nesudegins, ne? Nes mūsų luck kažkokį įdomi šiandieną. Ne, kol kas viskas gerai su mažais. Gal išlaipinam Giedrių, blėt, ir... Tai mums nelaimė neša.
Nes renka visas duomes iš eilės, karočią. Bet iš tikrųjų 6 mašinos su pora iš visų nulaužtais ratais. Kažkoks autobusiukas buvo pametęs ratą visiškai pametęs ratą. Karočią. Benas tai pramiegojo visas tas linksmybės. Ir dabar net nesupratai, Benai, ne, kas ten atsitiko. Bet girdėjusi toksai į mašiną. Ir aš žiūriu atgal ir... Bet Giedrius iškart mačiau ant stabdžių ir iškart veidrodėlius, karočią, ai. Gerai. Ne, nu tai toks stažas, žinai. Jo. Čia, dar ne kiekvienas vairuotojas tai gali. Čia tokios... Ne kiekvienas instruktorius tau tokį parodys. Čia ne pas kiekvieną tokios reakcijos. Ne. Čia Bruce Lee? Jo. Trečiai, ne? Dar reakcijos nemai. Nu, kelionė gan naudringa buvo, bet šiaip netaip atvykom. Taip, jau buvo smėlio, buvo akmenų. Grinai kai Dakare. Buvo prakirstų ratų. Kiek buvo? 7 7 be mūsų. 7 be mūsų. Ir dar plus vienas pasibučiavimas. Viena Tesla nedavažiavo Liverpoolio, tikrai. Važiuos dar? Gal dar davažiuos ant recoverio? Šiknos nematėm. Nu, nežinau, ten tikrai kvietė recovery. Batareikom juk atmeta savo, numušė saugiklius greičiausiai. Paspaudė Kad neužsidegtų. Žinau, mūsų kibiriukas davažiavo. Bet buvo pit stopas. Buvo. Biškis ištraukė plaktuką, padaužė ratlankį, ištiesino. Ir važiuokit, sako. Tu nufilmavai net, ne? Jo. Ai. Štai Liverpoolis, koksai gražus, ką. No parking. Čia skirtingų. Va mūsų... Va šitas baras. Jo, bet mūsų... Čia į kairę suk dabar. Man atrodo, mūsų kambarys bus ten. Nulekiam ieškot kambario. Giedrius žino, kur pasiparkuot. Jo, prie alkoholio parduotuvės. Ajam. Where are you from, mate? Lithuania. Lithuania? Yeah, good, mate. Because you spoke different language. Yeah. I like it. Bet Giedrius ant tiek... Jo. Bet Giedrius ant tiek drąsiai jaučiasi, kad jis mašiną su rakčiukais visais paliko ir varo. Aš kiek girdėjau, kad čia labai visi kultūringi. Labai saugu, ne? Taip. Dėl to, kad čia visi labai ramiai palikinėja viską duryse. Taip. O ko ne Amerika? Sveiki atvykę mūsų vieštamį. Sveiki atvykę į mūsų vieštamį. Oh shit. Žiūrėk, normaliai, grinai berniukų tripui. Mes su Romu į vidurį eisim. Susistumsim vos. Na ir dabar. Kas? O, užsirakino, viskas, gerai. Misija įvykdyta. Lifto nėra. Ta prasme, pažiūrėkit, kaip kilimukas gražiai atrodo, kaip marškiniai tie senoviniai. Kaip medkirčio marškinukai. Medkirčio marškinukai. Kažkas su tokiais marškinukais atsimenu. Kažką mačiau su tokiais marškiniais. Gerai, gražus marškiniai buvo. O. Reikia šitai visai. Jo, čia pareiti įdomu bus kaip. Ką darom? Giedrių... Gineso? Gineso einam ar einam kur nors? Gineso tai nenori. Tai... Jis ir Germeisterio nenorėjo. Tai einam, karočią, po vieną bokalą greitai ir tada aš iškviečiu taksą į centrą. Ar centrį išgersim? Galim centrą. Ar... Gerai, kviečiu tada. Tai gal kol taksas atvažiuos čia išgersim? Galim. Tai aš tą ir sakau. Mūsų viešbučiukas, tiesiai virš baro. Žiauriai gera lokacija iš tikrųjų. Ką tik pravažiavom Evertono stadioną. Taip, va tik tiek. Kas ant jį? Ką? Kas ten yra? Ten yra Evertono stadionas. Vienas iš žymiausių stadionų Liverpoole. Antras įžymiausias. Antras įžymiausias? Oi, tik tai antras, aišku. Vis tik du yra. Pamiršom paminėti, mes čia atvažiavom fulės, pažiūrėjau, didžiausi fanai va gale sėdi. Aš iš vis daug šarinu apie futbolą, jeigu paklaustumėt manęs. Ta prasme, daugiau nei kokią Wikipediją žinau.
bet garantuoju, rėks daugiausiai, skanduos. Jo. Tai faktas. Nu, žiauriai gražus, labai gerai per taksi langą stebėti. Nežinau, bet baltieji rūmai. O jūs netrodo, kad mūsų taksistas ratais vežioja? Nu, bet jau sumokėta viskas. Jeigu kiek norite, gali vežioti. Gali kiek nori, Dima, žinai, mėgautis. Kad buvau Barcelonai. Tipo, tada aš paklausiau apie irgi futbolą kalbėjom. Sakau, ar buvot kada Anglijos rungtynėse? Kokia? Ir Roma sako, nes sakai, labai brangu. Sakau, kaip brangu. Kokia komanda tau patinka? Jo. Aš sakau, Liverpool'ui sakai, žiūrim bilietų. Jo, žiūrim bilietus. Čia taip ir gavosi? No. O aš prie ko buvau? Šalia sėdėjau, taip? Valia, prie vieno butelio sėdėjau. Ok. Ir tada tu jam sakai, perkam? Nu ir nusipirkom. Labai greit. Ir kai su kreditinė pradeda mojuoti, tai kaip nepirkti. Žiūrėk, čia geriausias pavadinimas, Happy Days Apartment. Tai einam čia? Nesvarbu kur. Gali. Einam kur muzika, ne? Nu davai, einam kur muzika. Ką? Čia stojam ar einam? Einam toliau galima. Jie susikalbėjo. Labai garsiai. Biškį per garsiai. Man tai iš tikrųjų visur gerai. Man tai irgi gerai. Bet čia gatvelė tokia trumpa, ta prasme, nėra ilga šita. Nebent gal kažkur už kampų. Šitas centras didelis. Ne? Ne. Okay. Tai kur iš mane kokį kaimą atsivežė? Kaip čia šilta. Jie čia tai gera. Aš tai nelabai noriu valgyti. Ko, valgyt? Tu nori? Aš ir ne. O tu alkanas? Ne, tai jeigu alkanas Benai sakyk vis tiek, tėvas viską moka. Jie dar yra spardymų. Reikia daugiau alaus viską. Daugiau alaus. Kiek smūgių yra? Kiek smūgių yra? Tai vienas. Vienas paras vienas smūgių. Aš tai neatsimenu, kada bandžiau. Giedrius mėgsta įsibėgėti. Įsibėgėti. Wow! Ai, nedaug trūko iki rekordo. Neblogai. Nu, Romai. Išgalvos varyti. Benai? Benai, nori. Varyk, aišku. O tai va būna, kai vyrai vieni atostogauja. O, davai, op. Normaliai. Daryk kablį tokį. Pagal metus. Čia Mr. Beatles, ne? O. Romas jie selfius darot. Gal tave nuplokint jo? Selviukai jisai galą. Maliai. Bet ir pastatai tokie... Jo, čia vaibas neblogas. Tai einam dabar iš šitą? Koks, tai kur nors einam, nu? Einame.
žmonės atvažiavo į kitą šalį, atskrido į Liverpoolis, miestas. Interneto jiems prireikė. Aš kiek žinau, tai čia vienas vietinis, bet mums nepadeda nei kiek. Aš ne vietinis. O, jie su žaidėjais yra dar, ne? Yra kažkoks favorite žaidėjas, Benai? Būdavų salančių. Tai į barą nueisim. Čia stiprus kolega. Oi! In the back! Put it in the roof. On the roof? No, there. It's a magnet. Hey! Hey! Let's go! Давай, pasikuriam čia senimas, pasikuriam. Давай! Thank you very much. Linksmesnio taksi dar nesu turėjęs iš tikrųjų. Su mirgalgėm su. Thanks, man. Taip sureikia to, taip sureikia. Kas sumokė aš? Nežinau, whatever. Taip, aiba, taip, duosim tą taką. Davai, tu. Jeigu... Jau, ten mirgalgė. Nu ką, mūsų kelionės tiklas va ten, ne? Jo. Nice. Jo, dabar reikia pažiūrėti bilietą. Reikia ne tik bilietą, dar reikia... Ne, tai dabar reikia bilietą ir parašys, kur mums prakodė. Okay, ai, tai jis pas tave valėte yra, ne? Jo. Good. Bet tas, kas čia gyvena, dabar tai yra. girdi per varžybos žiauriai. Ir dabar gaunasi, mes turime apeiti aplinkui pastatą, ne? Taip po biškį ratuką žingsniukų pasirinkti. Geras vaikutis. Bet tiek laiptukų irgi reikia neblogai pavaryti. Karočią, visur kamščiai didžiausi, o mes tai per private ložės kažkokias varom. Kur tu gavai tos bilietus? O, veiksmas prasideda. O, bariukai, mes čia labai gerai pataikėm. Labai gerai. Jo, o. Kad rūkomųjų nėra, Turėtų būti kažkur tai. Bet aš turėjau biškį nuojautą, kad jie tokie kažkoks bus kasekas kažkur tai. Kur? Ir va, išlindo, kad negalima gėrimų su savim. Čia nesąmonė. Ne, kasekas. čia kas sekas. Čia yra kasekas. Pertraukos bus, ne? Bus ir visi bėgs. Labai arti nusileis, Visi ne? bėgs. Tai žiūrėk, dabar pusė bėgs. Važiuok, Tulik. Pusė bėgs. Žiūrėk, Tulikas čia. Jeigu norėsi kažką užkast valgyti, Tai nieko nesakyk. Nieko nesakyk. Ir kentiek. Jo. Pažiūrėkit, kokia čia galybė, čia juk Liverpoolis. Čia juk Anfield Stadium. Kas toksai? Anfieldo stadionas. Apsimesim, kad supratau. Žiūrėk, bet tai keista aikštė, 2 vartai vienoj pusėje, 2 vartai kitoj. Kaip čia? Praktika. Okay. Prašom paaiškinti, kodėl futbolo stadionas. Nesupranta, kodėl tiek daug vartų. Jo, prašome palikite komentarą ir Paaiškinkite. Jam paaiškinkite tam. kodėl gali būti futbolo stadione 4. Tolerancija futbolui, vadinasi 2 vartininkai vienoj pusėje, 2 vartininkai kitoj. 2 skirtingos. Prašome, su 2 vartininkais. prašome, vat būtent dėl to prašome palikti komentarą. Būtent dėl to. 2 vartininkai. Oi, gausi komentarą. Atsiprašau visų futbolo gerbėjų.
šešėlis kažkoks. Laimim? Laimim. Nesvarbu, vis tiek laimim. Ole, ole, ole. Ole, ole. Ole, ole, ole. Nu ką? 6-0. Nu ką, abrigado. Rimtai 6-0? Karočiai, įsirinkom geras vietas pasėdėti ir pasirkt už komandą. Žiūrėkite mane, aš jumis žiūriu, užlaikinat, užkomentuojat, nepamirštat. Veidai labai švarūs. Gaila. Negėrio, nieko, viską tvarkingi vyrai namo grįžta. Gaila palikti Liverpoolį. Gaila palikti Liverpoolį. Net neištarėme. Liverpoolį. Labai. Kažką va troškina vandens nuėjo nusipirkti. Jisai sakė. Bet vakar turbūt labai sūriai valgėm greičiausiai, ne? Kažką nes ir pokė ištinė ir... Nuo druskų. Nuo druskų, jo. Tai kad žmonės būkit atsargus, nevalgykit sūriai daug. Blemba, mums dabar kas? 3,5 valandos į Liutoną. Ir ribetos išskrenda. Bye bye. Pašventę. Bye bye Liverpoolis. Sorry, kad ne taip. Pasimatysim. Ačiū. Gerai, geras skrydžio. Va, tai va. Baigėsi vyriška kelionė. Su nei per dideliais, nei per mažais nuotykiais. Praleidom laiką afigienai. Iš tikrųjų. Supratau vieną dalyką. Ne tai, kad supratau, geriau labiausiai gal patvirtinau aš jį labiau nei supratau. Niekada nesu buvęs nei futbolo fanas, nei sirgalius, nei žinau, nei pažįstu, nei taisyklės, nei komandas, tik tai gal tas garsesias kažkiek žinau. Pabūt, pažiūrėt, kaip viskas vyksta gyvai, tai kaip ir patirtis labai nebloga, įspūdinga, nesiginčinu. Bet ar tai mano? Ne mano. Man geriau lietuviškas krepšinis. Nu ką, šaika paleista, skrenda namo, aš važiuoju namo. Viskas.